Kokie aktualiausi ir svarbiausi klausimai šiandien buvo svarstomi taryboje? Taryba svarstė eilinius savo klausimus, taip pat galvoja apie rinkimus vienmandatėse apygardose laisvose vietose. Dirba pas mus darbo grupė, kuriai vadovauja Vytautas Gapšys, iš karto po rinkimų į Seimą, išanalizuoti padėtį skyriuose, pažiūrėti, kaip sudalyvavo žmonės vienmandatėse rinkimuose, kokie gali būti galimi kandidatai kitiems rinkimams. Galvota buvo apie savivaldybių rinkimas, galvota buvo apie galimybę Seimo nariam dalyvauti Seimo rinkimuose ir kokia būtų partijos pozicija. Sprendžiam, kada bus surengtas suvažiavimas, išrinktas vadovas darbo grupės organizuoti suvažiavimą. Daug tokių darbinių klausimų. Aišku, palėtėm aktualijas, ekonominės, politinės mūsų valstybėje, kaip šiandien stabili ar nestabili valdančioji dauguma. Padiskutavom apie galimybę galbūt prisidėti ar neprisidėti. Vienareikšmiška nuomonė, ne dėl postų reikia dėrėtis, o dėl programos, dėl antikrizinės programos. Ir aš palaikau tokį nuostatą, tokį nuomonę, kad būtent turime eiti į bet kokias dėrybas, jeigu yra galima grupė, kuri turėtų 71 narį ir daugiau, kalbėti, pradėti tik programiniu pagrindu, o paskui jau galvoti apie atsakomybės. Lietuvos žmonės vis tikisi išgirsti optimistinių naujienų apie šalies ekonomiką ir socialinę būklę. Galbūt jūs galėtumėt, ką jūs manote šiuo klausimu? Mes galime ir meluoti savo ir visą kitą, aišku, sunkumai visą laiką pastumė žmonės daryti iššūkius savo, tai yra iššūkis praeiti tos sunkumus ir taip toliau, bet savaime automatiškai padėtį negerės, jeigu nebus priimti sprendimai tinkami. Ir todėl tas stabilumas paslėptas, kuris mums kainavo nuo kadencijos pradžios, tai dar metų laiką nepraėjo, kainavo 7 milijardais litų, jos reikės atidavinėti tiem patiems žmonėms, kurie šiandien jaučiasi likti stabilus ir visa kita. Ne, tai yra pavojingas stabilumas. Jeigu taip ir toliau mes kas mėnesį beveik skolinsim po milijardą litų, tai gali ateiti ta diena, kada mes aptarnavimui neuždirbsim tų kreditų, ne tik atiduoti pačio kreditą. Todėl tas paslėptas stabilumas, optimizmas, jis nėra geras dalykas, tai yra saviapgaudinėjimas. Reikia būti realistais ir vertinti situaciją tokią, kokia jinai yra, ir ją nespalvinti, negražinti. Kada vertini situaciją tokią, kokia yra, tada gali priimti sprendimus, kurie galėtų taisyti situaciją. Negirtis tai, ko nėra. Visiems labai smalsu, kaip jums sekasi Europos parlamente dirbti? Dabar parlamente vyksta tokie biudžeto svarstymai, frakcijų, komitetų, pačio parlamentą, kai kurios taisyklius pasikeitimai vyksta. Pats esu priskirtas kaip pagrindinis narys regioniniai politikai, regiono komitetą, pakaitinis į užsienio reikalų komitetą, pagrindinis tarp parlamentinės grupės su Amerika. Kaip pakaitinis esu ir su Ukraina, Moldova, Baltarusija, Azijos šalis ir Rusija. Bet pakaitinis, ten aišku, jeigu kokie būna važiavimai, komandiruotės, delegacijas, tai ko gero ten bus sunku papulti. O jeigu darbas vyks tuose pakeitinėse grupėse čia, viduje, Europos parlamente, aišku, aš dalyvausiu, todėl kad man ten įdomu. Uspaskich LT. Už tikras, nesunaikinamas idėjas.